Labą dieną. Spalio mėnesį mes turėjome akademijos renginį skirtą bibliotekininkams ir jo metu organizavome loteriją, kur bibliotekininkai stebėję transliaciją galėjo laimėti puikų Toshiba nešiojamą kompiuterį. Kadangi dėl techninių kliūčių pirmasis burtų traukimas neįvyko, nes atrinktas žmogus tiesiog nebuvo bibliotekininkas, šiandieną mes organizuojame papildomą burtų traukimą ir nustatysime, kurisgi laimingasis Lietuvos bibliotekininkas laimėjo mūsų įsteigtą prizą. Ir pasinaudodami atsitiktinės atrankos būdu sugeneruotų skaičių, mes matome, kad laimėtojas yra 36. Ir 36 numeris yra ponia Janina iš Kairiškių filialo. Ir kaip matome, tai yra ponia Janina Čibirienė iš Kairiškių Akmenės. Nuoširdžiai sveikiname laimėtoją ir kviesime ją atsiimti prizo.